Yra du būdai. Pirmas – suvesti gėrimus su depozitu kaip įprasta prekė ir depozitą kaip prekę. Tuomet kiekvieną pardavimo metu tiesiog į kvitą įtraukti dvi prekes – gėrimą ir depozitą. Antras būdas – sukurti prekės kolekciją. Tai yra sukuriamos visos prekės, kurioms taikomas depozitas ir depozitas kaip prekė. Prekę su depozitu galima papildomai pažymėti, kad kasininkas žinotų, kurią prekę pasirinkti. Svarbu, prekės su depozitu kolekcijai renkamės produkto tipas, kolekcija ir spaudžiame sekantis bei užpildome kitą reikalingą informaciją sukūrus prekę. Kolekciją surandame ją bendrame prekių sąraše ir dviem paspaudimais atidarome prekės kortelę. Skiltyje kolekciją pridėsime reikalingas prekes, gėrimą ir depozitą. Lango dešinėje į paieškos laukelį galime įvesti ieškomos prekės pavadinimą. Šiuo atveju depozitas ir vienu paspaudimu pridedame prekę į kolekciją. Spaudžiame sukurti. Pakartojame tuos pačius žingsnius pridedami prekę, kuri yra be depozito, prekės kortelė su depozitu sukurta, spaudžiame redaguoti.